aš nedarau kažko, nes esu kontroliuojamas. Kad ekonominės gerovės kūrimas ne tik tai tiek, kad nedidina žmonių laimės, bet atvirkščiai ją mažina. Viešoji sveikata ir panašiai pririšti prie viešosios, tos valdžios sukurtos finansų sistemos yra netvarios, nesąžiningos, neefektyvios. Taigi šiandien prezentacija yra apie perėjimą iš vieno amžiaus žinių, nes visi ilgą laiką kalbėjome, kad gyvename žinių informaciją, žinių ekonomikoje, žinių amžiuje, į taip vadinamą išminties amžių. Tai pradžiai, iš tikrųjų noriu šiek tiek įvado į žmonijos istoriją, nes iš tikrųjų pažiūrėti globaliam kontekste, kaip gyvenome, kuo gyvenome, kas buvo svarbu, tikrai leidžia nuspręsti, kas bus svarbu ateinantį dešimtmetį, ateinantį šimtmetį. Tai šiek tiek gal iš tikrųjų istorijos. Šioje skaidrėje matote, kaip kito žmogaus istorija nuo pat pradžių. Pradėjome nuo taip vadinamo išgyvenimo amžiaus. Prieš apie 500 000 metus žmogus buvo apie tiesiog išgyvenimą. Kaip elgtis, ką daryti, kaip gyventi, kad tiesiog pragyventi sekančią dieną, kad tiesiog kažkaip pamatyti tą ateitį. Prieš keletą tūkstančių metų žmogus išmoko išgyventi ir pradėjo dirbti, kurti pridėtinę vertę, keisti pasaulį aplink save. Tai tą amžių iš tikrųjų pavadinome darbo amžių. Pakeitė išgyvenimo įgūdžiai, pakeitė darbo įgūdžiai. Tie, kurie turėjo fizinę jėgą, galėjo fiziškai arti, kalti, kovoti, buvo pranašesni už kitus. Taigi žmogaus savybės tokios kaip fizinė jėga pasidarė svarbesnės, nes tik tai tada tu gali tikėtis gauti kažkokį tai geresnį gyvenimą. Praėjo dar keletą tūkstančių metų ir jau mes esame išaugę, bent jau mūsų kartos yra išaugę su tokia žinutė, kad fizinės darbo jėgos amžius kaip ir baigėsi. Visi sveikino žinių informaciją, žinių pasaulį, žinių ekonomiką. Buvo laikoma, kad žinios, kūrybiškumas, intelektas, diplomas, išsilavinimas, kompetencija yra būtent tai, kuo gyvena dabartinis šiuolaikiškas žmogus. Tai pasidaro svarbiausia, bent jau aš taip esu išaugęs, bent jau aplink mane buvo visada apie tai kalbama. Tai tas laikotarpis prasidėjo gal prieš keliasdešimt jau metų, atsiradus kompiuteriams, atsiradus žinynams, duomenų bazėms. Taigi dabar, 23 metais, yra labai daug nuomonių atsiranda, kad mes jau pereinam tą etapą, kai žinių amžius keičiasi taip vadinama išminties amžių. Paaiškinsiu per visą prezentaciją, kuo skiriasi, kam ruoštis, kas kardinaliai keičiasi. Bet tiesiog norėjau tokios įžvalgos truputėlį gal iš žmonijos istoriją, tą svarbą iš tikrųjų, kad esame slenkstyje ir kad žaidimo taisyklės, gyvenimo taisyklės, kurios galiojo kelius tūkstančius metų, iš esmės iš principo keičiasi. Tai jeigu nesuvokti tų makro pokyčių, kas dramatiškai keičiasi makro lygmenį, tai pakankamai sunku tada taktiškai susigaudyti, o ką reikia daryti, kaip reikia keisti gyvenimą, darbą ir mokslą, švietimą ir taip toliau. Dar vieną tokiu, perinant nuo šitos skaidrės į sekančią, noriu dar paryškinti vieną aspektą. Jeigu pažiūrėsite laikotarpius, tai kalbame, kad 500 000 metų, sekantis laikotarpis 5000 metų, sekantis laikotarpis 50 metų. Tai sakysime, iš to taip natūraliai prašosi išvada, tai jeigu tokiu pagreičiu vyksta pokyčiai, tai gal iš tikrųjų sekantis amžius besitęs vos 5 metus, o kas toliau? Tai va čia prieiname tą singularity teoriją, singularity pamąstymus, kai viskas aplinkui žmogų dramatiškai pasikeičia. Ir kyla natūralus klausimas, šiaip jeigu atsiranda nors kokie pokyčiai, klausimas natūralus ir esminis, o kam viso to reikia? Puikiai gyvename savo žinių ekonomikoje, atsikratėme didžiąją dalim fiziško darbo, pripratę prie tos sistemos, kuri mums pagamina vertę, kurioje gyvename, prie tam tikrų trūkumų, kaip ir viskas tvarkoja. Tai kodėl turėtumėm kažką keisti, kodėl jaučiame, kad kažką principaliai kitokio norime matyti ir kitur pereiti. Labai pagristas klausimas, tai pabandysiu šiek tiek tą klausimą atsakyti. Čia pateikiu skaidrę, kurioje gal matosi
labai ryškiai. Vienas dalykas, kuris labai ilgą laiką iš tikrųjų neduoda ramybės politikams, sociologam, ekonomistam. Matote dvi kreivės, mėlyna, raudona. Mėlyna rodo, kaip per paskutinius 70 metų, 60 metų keitėsi pajamos. Kitais žodžiais, vidutiniškai, čia yra JAV statistika, nes jinai lengviau pasiekiama, daugiau turi statistikos, bet čia pakėlus tos duomenys ir Europoje, ir kitose pasaulio regionuose matosi labai panašiai. Tai matosi, kad pajamos, tai yra gerovė, tai yra gėrio kiekis vienam žmogui, labai didėja, labai greitai didėja, auga į viršų. Raudona linija rodo taip vadinami laimės indeksą, tai yra, o kaip laimingai jaučiasi žmonės. Ir greičiausiai esat girdėję, nes matyt, mažai kas prasilenkė su tokiu faktu, kad išvada yra, kad ekonominės gerovės kūrimas ne tik tai tiek, kad nedidina žmonių laimės, bet atvirkščiai ją mažina. Gal ne taip greitai ir ne taip stipriai, bet jeigu vesti koreliacijas tarp gerovės, ekonominės matuojamos ten doleriais, eurais, kitom vertybinėm gal kategorijom ir vesti tą empirinės laimės indeksą, tai yra, o kaip dėl to žmonės jaučiasi, gaunasi atvirkščiai. Kuo daugiau prikuriam vertės, tuo mažiau laimingai jaučiamės. Kažkas su to fundamentaliai ne taip, nes priminsiu, šiuo metu visiškai be išimties visos valstybės, išskyrus gal keletą neveikiančių pagal tradicinius modelius, orientuoti būtent į ekonominę galę, į BVP, į vertės kiekio augimą ir taip toliau. Visiškai be išimties visi šalies rodikliai, visos institucijos, visi įstatymai, visa veikla, visi pažadai yra apie tai, kad gausime daugiau vertės, pridėtinės vertės, vėlgi eurų, dolerių, daugiau mašinų, daugiau visko. Bėda tame, kad labai panašu, kad tai yra kelias į nelabai kur. Ir keletą irgi faktų tokių Britanų esu pasirinkęs, kur mane asmeniškai kaip gyventoją, kaip pilietį labai šokiruoja. Tai paėmus, pavyzdžiui, tą pačią JAV statistiką, šiuo metu iš suaugusių žmonių kas šeštasis vartoja antidepresantus. Čia yra statistika. Netgi pažiūrėjus segmentą, aš čia santrauką padariau šitoje prezentacijoje, nes lentelėse be abejo galima surasti daugiau informacijos, netgi amžiaus kategorija 12-19 metų antidepresantų vartojimas yra virš 10%. Tai yra kas 10-asis paauglys, kas 6-asis suaugęs, kas 5-asis vyresnio amžiaus žmogus iš esmės naudoja antidepresantus. Čia yra 19 metų statistika, vėlgi, kam įdomu, akis atverianti statistika, kaip atrodo iš tikrųjų iš vidaus ta materiali gerovė, kurią sukuria. Dabar jeigu pažiūrėti ekonominę pusę, yra labai nemažai mato rodiklių ir vienas, gal porą esu išrinkęs, tai pagal vieną tą rodiklį, žiūrint į JAV, kur liktai yra demokratinės, šiuolaikiškos, labai pažangios, ekonomiškai stiprios valstybės kaip ir modelis, tik tai 20% darbuotojų jaučiasi motyvuoti darbe. Kas 5-asis tik tai. Kitais žodžiais, 80% darbuotojų spektras yra nuo, bet tiesiog nemotyvuotas, darau, nes reikia mokėti už butą, už namą, už maistą ir taip toliau, iki nekenčiu tai, ką darau, tiesiog nekenčiu. Pabundu ryte kaip zombis, ryju tą antidepresanto tabletę, kad kažkaip tai pratempti tą dieną, einu į darbą, darai tai, kas man nepatinka, vien dėl to, kad jeigu to nedarysiu, bankas atims butą, neturėsiu už ką gydytis, neturėsiu ką valgyti ir toliau tą prievartą ekonominė iš tikrųjų varo labai daug žmonių imti daryti tai, ko nepatinka. 60 pagal apklausas 1% darbuotojų iš tikrųjų nori pakeisti savo darbą. 61%, čia 23 metų duomenys, tai čia jau įvertinu, sakysime, tos ir lankstumus, kur atnešė COVID, darbas nuotoliu ir visa kita. Čia įvertinus vėlgi paskutinį gal 10-mečio siekį, kaip ir link darbuotojų suteikti ir instrumentus, ir aplinką, ir lygybės ir visa kita. Tai vis dėl to daugiau negu pusė darbą keisti nori,
80% nemotyvuoti daro dėl to, kad reikia. Ir vėlgi, jeigu tai plačiau žiūrėti už profesinės veiklos, už ekonominės veiklos, apskritai, vėlgi pagal tą laimės indeksą, tik tai 20% žmonių įvertina save, kai jaučiuosi laimingas. Tik tai 20%. Tai dabar jeigu vėlgi tą įvertinti iš makro lygio, labai toksai pagrįstas klausimas, tada vardan ko? Kodėl mes vis daugiau dolerių prikepam, vis daugiau gerovės materialios nuperkam, jeigu dėl to blogiau jaučiamės, esame mažiau laimingi ir vis tiek netenkina nei darbas, nei gyvenimas. Labai pagrįsti klausimai. Gal taip drįsčiau teigti, kad čia yra kertiniai, esminiai, egzistenciniai klausimai, kurios pagrįstai kelia daug visuomenės atstovų. Ir būtent dėl to atsirado prieš daugiau nei 10-metį, atsirado naujoji savoka, taip vadinama laimės ekonomika. Klausiau, kaip Lietuvoje ir Europoje, kalbant apie pajamų augimą ir tai, kad tai nedidina laimės kiekio? Taip, tai iš tikrųjų tokios tikslios statistikos Lietuvoje skaičiuojama nėra. Pagal apytikslę statistiką, tai yra, tarkime, imti bendrinius Europos duomenys ir panašiai, kad tas trendas, laikysime Lietuvą kaip ir civilizuota, demokratiška vakarų modelio vakarų civilizacijos šalim, kur bendrėjai principai, rinkos ekonomika, vėlgi tam tikro laipsnio demokratija ir panašiai yra panašus, tai iš to tikrai neiškrentam ir Europoje visi šitie duomenys yra labai panašus į Ameriką, tai galima sakyti, kad šiaip tai yra pasaulio bendras trendas, kad siekis didesnės materialios gerovės veda prie didesnės gal pastangos, užimtesnio gyvenimo ir taip toliau, nori gerovę, dirbk vėlgi ne tai, kas tau patinka, kas motyvuoja, o tai, ką reikia ir taip toliau, tai tas bendras trendas didinti materialią gerovę, jisai yra sąskaita tos emocinės gerovės ar laimės, ar kaip jie pavadintum. Tai sakyčiau, Lietuva statistinių neturi duomenų, ieškojas, nemanau, kad tai matuojama prieinama, bet nemanau, kad Lietuva iškrenta iš to pačio Europos konteksto. Tai čia po truputėlį aš taip iš tolo, iš labai tolo, prieš 500 000 metų pradėjau, privedžiau prie 23, tai privedžiau prie to, kad vis daugiau tenka girdėti balsų, nuomonių apie tai, kad matavimas mūsų veiklos, progreso, valdžios veiksmų, ekonominiais rodikliais, tai yra doleriais, gal nėra teisingiausias kelias. Nes, vėlgi, tai veda prie tokiai, sakyčiau, fundamentaliai blogų skaičių ir rezultatų. Atsirado savoka laimės ekonomika. Kas tai yra, vėlgi, iš tiesioginio žodžio junginių seka, kad tai yra ekonomika, tai yra ekonominė ūkinė veikla, bet pagrįsta ne materialios gerovės kiekio rodikliu, o laimės, tai yra gerovės emocinės, ne tiek tos materialios pagrindas. Yra šiaip nemažai tokių kertinių gal elementų, iš ko susidaro, ką siekia laimės ekonomika, gal paryškinsiu 3, kurie mano galva yra pakankamai svarbus ir kurie iliustruoja, kad vis dėlto manau, kad turime tą poreikį kažką keisti. Tai kaip jau ir paminėjau, laimės ekonomikoje vietoj BVP, vidinio produkto, vėlgi dolerio, yra matuojama laimė. Aišku, sunku ją preciziškai pamatuoti, bet ačiū Dievui yra šiais laikais pakankamai statistinių instrumentų, apklausų ir kitų, kur leidžia bent jau nuspėti, kaip šalyje ar regione žmonės jaučiasi, nesijaučia laimingi. Tai pasikartosiu, kad kertinis rodiklis, kuo siekia laimės ekonomika skirtingai nuo tradicinės, tai yra didinti žmonių laimę, pasitenkinimą gyvenimu, gerovę emocinę. Antroji, trečioji, ketvirtoji vietoje turėti ekonominius rodiklius. Čia yra siekis. Irgi truputėlį užbėgsiu vėliau į keletą skaidrių, bet čia dabar pasakysiu, kad šiaip pagrindo žmonija savo veiklą, savo progresą optimizuoti ties emocinę gerovę ir laimę, o ne išgyvenimą arba materialią gerovę, niekad ir nelabai turėjome. Prasme, šiaip pirmą kartą žmonija prieina tą tašką, kai iš esmės ekonomikos valstybės yra pajėgios aprūpinti bazinius poreikius. Vėlgi, kaip maistas, saugumas, kur gyventi, kaip sveikatą rūpintis. Tai aš prieisiu truputėlį gal detaliau prie tos informacijos ir statistikos, bet pirmą kartą prieiname
tą gal momentą, kai iš esmės žmonė nebeprivalo tiesiog dirbti vien išgyvenimui, maistui, gali orientuoti savo veiklą į kitus kažkokius aspektus. Čia irgi gal palyginimą veščiau su individu, nes pradžiai, kai pradedi karjerą, tai be abejo turi pasirūpinti ten ir automobiliu, ir namu, ten, ir kad maisto visada būtų ir taip toliau. Tai pradžiai pagal Maslow piramidę patenkinti tuos bazinius poreikius. Kai jau visi baziniai poreikiai yra patenkinti, laikoma, kad tada tu gali jau tenkinti aukštesnio lygio. Ar tai yra estetika, ar tai yra aukšta etika, moralė ir taip toliau, taip toliau. Ta piramidė ne šiaip sugalvota, tai galioja individui. Matome nemažai pavyzdžių, kad jau pasiekia gyvenime žmonės, kai jau tikrai nebeprivalo kasdien rūpintis maistu ar išmokom už buto kreditą, tada pradeda iš tikrųjų dvasinės paieškas, atranda meną ir pradeda savo gyvenime optimizuoti ties visiškai kitas dimensijas, negu tiesiog banaliai uždirbu pinigus tam, kad išmokėti kreditą. Tai lygiai tas pats galioja ir valstybėm, bet lygiai tas pats galioja ir visai žmonijai. Antras gal postulatas laimės ekonomikos yra labai įdomus, kad nacionaliniai ar valstybiniai ar valdžios interesai ne visada, o dažnai visiškai neatstovauja atskiro individo interesus. Kitais žodžiais, kai žmonės sukuria kažkokią tai sandarą valdymo formą, čia nekalbu netgi apie diktatorių valdymo formas, kalbu netgi apie tokias vakarų demokratijos modelius kaip ar JAV ar Europos, tai netgi tokiuose modeliuose labai nemažai žmonių jaučiasi, kad sukūrus tokią metastruktūrą iš esmės prarandame atskiro individo interesas. Ta labai aiškiai galime matyti, pavyzdžiui, rytuose su savo kaimynais, kai nacionaliniai kabutėse interesai, tai yra mums rūpi šalis, mums rūpi tas, visiškai pamirštame ir paskęsta atskiro individo interesai, kurie sako, žinote, nei prie tokios valdžios, nei prie tokios, aš asmeniškai teisės į ten išteklius ar kažką, kaip neturėjau, taip ir neturiu. Tai mano interesą, ne karšta, ne šalta, bet manim prisidengia ir iš tikrųjų labai nemažai deklaruojama, siekiame ir tai makro lygių keičia gyvenimą. Vėlgi, truputėlį prieisiu vėliau prie statistikos, bet tas pakeitimas, kad vis dėlto ne, tauta nėra ar šalis nėra kažkas kito kaip mes kartu, bet sukūrė tą struktūrą, jinai pradeda gyventi savarankišką gyvenimą ir ne visada atstovauti kiekvieno atskiro žmogaus interesus, tą reikia pakeisti, nes kaip tik tai vienas iš elementų, kur veda prie to, kad tokiuose struktūrose žmogus nebesijaučia laimingas, nebesijaučia laisvas ir taip toliau. Taigi prieinam prie tokio irgi trečio postulato, čia yra amžina gal kova, visiškai amžina laisvė ir kontrolė, kur kažkur tai pajudinti tašką ir padaryti viduje, nes iš vienos pusės bet kokia visuomenė, vėlgi nuo labai demokratiškos iki labai nedemokratiškos, visada turi dvi gal ašis. Yra saugumas kaip vertybė, kažkiek vertybės suteikiama laisvei, vėlgi vienose šalise tai yra Dievas laisvė, kitose šalise visiškai niekas nežiūri, bet tai yra laisvė visame kame yra vienas iš labai nedaugelio, bet ypatingai svarbių tos laimės gal pojūčio elementų. Nes jeigu žmogus jaučiasi kontroliuojamas, suvaldytas, privalantis, viskas, žmogus niekad nebesijaus laimingas, esant tokio aplinkoje. Vėlgi geriausias pavyzdys, kad per tūkstantmečius didesnės bausmės, yra gal didesnių bausmių, bet šiaip jurisdikcija nesugalvoja, kaip apriboti žmogaus laisvę. Didžiausia bauda paprastai, nekalbu apie ribinius atvejus, bet kurią gali gauti žmogus, tai yra laisvės ribojimas, bet vėlgi, jeigu tu jauti tą kontrolę kiekvieną atskirą dieną tiesiog savo gyvenime, tai tik tai tiek, kad čia vėlgi ribinė nuomonė, kai kurie sako, tiesiog mano kalėjimo ribos yra šiek tiek didesnės ir taip toliau. Tai tiesiog aš noriu tai pailiustruoti, kad čia yra tik tai 3 išskirti, vėlgi tai formaliau žiūrėti, tai labai nemažai elementų yra tos laimės ekonomikos, bet noriu paryškinti, kad jeigu pradedi visai kitaip žiūrėti, kuo siekiame ir pradedi priimti tą tiesą, kad nebūtinai norime ir galime siekti tų dolerių, gal kažkaip kitaip, atsiranda visiškai kitas požiūris į kur judėti, kaip gyventi, kaip kurti aplink save valstybę, valdžios struktūras ir taip toliau. Yra labai nemažai jau parašyta ir tyrimų, ir darbų, iš ko susideda
sakysime, tie laimės ekonomikos elementai. Nes kai yra doleris, labai aišku, sukuri daugiau prekių, paslaugų, daugiau parduodi, daugiau gauni tų pajamų ir pelnų ir tada uždedi didesnį skaičiuką. Kai bandai suprasti ne apie žmogų, bet nacionalinių lygmenį, gal šalies ar viso pasaulio lygmenį, o ką reikėtų spręsti, kurie elementai, kokios sritys labiausia įtakoja būtent tą piliečių laimės pojūtį, tai yra nemažai, esu išskyręs gal 4, kur dažniausiai pasikartoja ir dauguma ekspertų laiko svarbiausiais. Pirma, vis dėlto uždėjau tą tradicinę ekonomiką ir priežastis paprasta, truputėlį buvau užsiminęs šiandieną apie Maslovo piramidę, išeinu iš to, kad dauguma jūsų žino, kas yra Maslovo piramidė, kurie nežino, priminsiu, kad tai yra piramidė žmogaus poreikio ir pradžiai žmogui privaloma patenkinti visus savo bazinius poreikius, prie kurių yra maistas, ką pavalgyti, kur gyventi, apsisaugoti nuo lietaus, fiziškas saugumas ir taip toliau. Taigi visi tie baziniai poreikiai, be abejo, jie patenkinami tuo pačiu maistu, prekiam, struktūrom, kurios užtikrina fizinį saugumą ir panašiai, ir visa tai yra materialioji dalis. Tai viskas su to tvarkoja, jeigu norime turėti laimingą žmogų, tai be abejo privalome bent jau minimaliai aprūpinti bazinius poreikius, kitaip nebus nei noro, nei laiko galvoti apie aukštas materijas. Ir truputėlį irgi dar šioje prezentacijoje atskleisiu, kodėl esame ekonomikos lūžyje, kodėl galime gal turėti tą viltį, kad ekonomika bus pajėgi patenkinti mūsų poreikius, netgi mums nedirbant ir panašiai, bet truputėlį vėliau. Čia tiesiog noriu paryškinti, kad taip, laimės ekonomikai vienas iš elementų, tų bazinių, bet jokių būdų ne vienintelio, tai yra ekonomika, tai yra apie tiesiog visuomenės bazinių poreikių patenkinimą. Antroje vietoje yra visuomenė. Žmogus, kuris gyvena visuomeniai, kuri užtikrina, pavyzdžiui, tą pačias laisvės, užtikrina pagarbą kiekvienam žmogui, užtikrina kontrolės mažiausiai įmanoma privalomą kiekį, tik tai tiek, kiek to turėtų būti paukota saugumo vardan ir panašiai. Tokioje visuomenėje žmogus jaučiasi laisvas, dėl to laimingas. Atvirkščiai, aplinkoje, kur mane reguliuoja, tą galiu pasakyti, to negaliu pasakyti, riboja laisvės, riboja veiklas, riboja mano galės, niekad nesijausiu laimingas. Taip, kad čia noriu tokį vieną įdomų faktą pažymėti. Šiaip, kadangi buvau kažkadaise investavęs esu į vieną HR agentūrą, tai nuolat gaunu sistematiškai įžvalgas apie ką vertina žmonės darbe, kodėl pasirenka vieną kitą darbovietę. Tai supratau, kad irgi rezonuoja, nes prieš keletą metų viena bendrovė Lietuvoje darė tyrimus, išaiškėjo, kad jeigu vyrams labiau rūpi materialūs tokie dalykai, kaip atlyginimo dydis, kaip profesinės gal pasiekimai, su kuo dirbo, kvalifikacijos kėlimas ir panašiai, tai moterim labiau rūpi kolektyvas, aplinka ir netgi tiesioginė vadovo asmenybė. Ta prasme, kokioje aplinkoje dirbu, su kuo dirbu, su kokiais žmonėm, yra svarbiau negu atlyginimas. Bent jau taip rodė tyrimai Lietuvoje. Tai man irgi labai rezonuoja, nes tą galiu perkelti gal į šalies lygį ir taip truputėlį paspekuliuoti, kad gyventi šaly, kur esi laisvas, nesuvaržytas, nekontroliuojamas, ženkliai maloniau negu atvirkščiai. Taigi visuomenė, sandara, institucijos, valdžia, kaip veikia, yra svarbu. Trečioje vietoje, vienas irgi iš gal bazinių poreikių, bet be abejo yra sveikata, sveikatingumas, sistema, kuri parūpina tai, kad aš bent jau fiziškai turėtų būti sveikas, nes jeigu to negalima pasiekti, tai tada visa kita irgi mažai turi reikšmės. Ir be abejo švietimas yra labai svarbi dalis, tik tai netgi ne tiek savaime švietimas. Čia truputėlį tokią subtilę mintį noriu perduoti, prie kurios prieisiu irgi prokios skaidrių, kad dalinai švietimas yra apie tai, kad padaryti žmogų, kuris moka, kuris turi kompetenciją, diplomą, gali uždirbti, bet dalinai iš principo išauginti visuomenės narį su teisingom vertybėm, teisingų požiūrių, nesakysiu teisingų, o tuo, kuri konkrečiai šioje visuomenėje yra priimta vertybių sistema ar kitokia. Kitais žodžiais, švietimo gal funkcija ne tiek suteikti žinias, apie tai irgi detaliau šnekėsiu,
o tiesiog žmogų paruošti geresniam gyvenimui. Taigi vėlgi priminsiu, kad šie elementai yra pakankamai svarbus. Truputėlį prasibėgsiu per kiekvieną jų. Ir vėlgi gal bendra tokia mintis yra, kad jeigu mes bandome judėti vis dėlto detaliau, o ką mums reikia pasirūpinti, ką mums reikia keisti, būtent laimės ekonomikoje vietoj tos tradicinės materialios ekonomikos, tai tada ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip kiekvieno tų sričių keičiasi, būtent šio laikotarpio, pereinant į tą kitą amžių. Mantas klausia, ar nemanote, kad daugelis Lietuvoje gyvena nelaisvėje? Daugelis žmonių bijo viešai atskleisti savo politinės pažiūras, ateiti ir ginti savo pažiūras mitinguose. Gal žinote, kaip tai pakeisti? Puikus klausimas. Pasistengsiu atsakyti neliesdamas politikos aktualijų. Tai iš vienos pusės aš džiaugiuosi, kad per tuos paskutinius 30 metų, kiek man teko matyti, tai aš asmeniškai manau, kad daugelis su tuo sutiks, jaučiamės laisviau. Ir ačiū Dievui, kad esame ženkliai laisvesni negu kažkadaise. Dabar iš kitos pusės pasakyti, kad esam tobulioj visuomeniai, tobulioj valstybei ir kad visiškai laisvi, to tikrai nedrįsčiau. Atvirkščiai, kai kurie atskiri gal požymiai, man asmeniškai kaip piliečiui kelia nerimo. Pavyzdžiui, tas siekis, prisidengiant kova su terorizmu, pinigų plovimu ir kitom vėliavom, valstybės kiekvieno atskiro piliečio sekimo laipsnis didėja. Tai yra faktas. Kiekis informacijos, ką žinome, apie ką žinome ir kaip tikrai didėja. Tikrai manome, kad tų laisvių kai kur iš tikrųjų sumažėja, tai tas balansas visumoje. Ar tai yra geriausia, ką mes pajėgus, ar vis dėlto ne, klaustukas, kad tikrai yra kur judėti 100%. Dabar skūstis, kad galėjome per tos 30 metų dar geriau, nežinau, nėra atskaitos taškų. Dar vienas klausimas iš auditorijos, tai Renaldas klausia. Ar gerovės valstybę galima palyginti su laimės ekonomika? Čia truputėlį matau jo tokią užuomeną apie gal dabartinį politinį kursą ir kai kuriuos kursus priimtus anksčiau. Vėlgi, kadangi nėra formalio termino, kas yra gerovės ekonomika, tai nedrįsčiau spekuliuoti, kas turima omeny. Kad faktas, kad gerovė yra platesnis terminas negu vien turtinga visuomenė ar daug uždirbanti, tai faktas. Matau kažkiek tai panašumų, kad tai yra visiškai tas pats, nedrįsčiau teikti, bet kad turi tam tikrų elementų, taip, vėlgi aš taip labai švelniai aptakiai, nenoriu politizuotis per daug. Bet taip, smagu matyti, kad jau tame tarpe mūsų šalyje jau kaip minimum atsiranda tie balsai, kad o gal pažiūrime ne tik tai BVP augimą. Tai grįžtant prie prezentacijos, bandau komentuoti dabar tą pirmąją dalį apie ekonomiką ir kodėl manome, kad ekonomika yra pajėgi aprūpinti bent jau bazinius poreikius žmonijos tam, kad galėtų žmonija orientuotis į kažką daugiau. Raktinis žodis 23 metų be abejo yra dirbtinis intelektas. Tai vienas kertinių momentų, kodėl vis daugiau balsų atsiranda, kad viskas žinių amžius yra pasibaigęs. Priminsiu, kad žinių amžiuje dvi savybės buvo karalius. Tai yra žmogaus intelektas, mokėjimas kažką mąstyti, galvoti, daryti išvadas ir kūrybiškumas, mokėjimas sukurti. Tai intelektas be abejo dalinasi į mokėjimą dirbti su informacija ir žinojimą, ta prasme turėjimas tos informacijos. Tai tas paketas, žinau ką su tuo daryti ir dar prie to esu kūrybiškas. Būtent 3 elementai, kur iš esmės ir apibūdina tą žinių amžių. Viskas, fiziškai dirba traktorius, man žmogui lieka protas, kūrybiškumas ir aš apie tai. Tai dabar reikia prisipažinti ir konstatuoti 23 metais, kad lygiai kaip kažkadaise atidavėm traktoriui didesnės galias, tai lygiai dabar mes galime drąsiai sakyti, kad jau dirbtinis intelektas yra protingesnis ir netgi kūrybiškesnis už žmogų. Tai tos savybės, kur liktai turėjome pranašumą, jau viskas esame sukūrę instrumentus, kurie pralenkia žmogaus. Vėlgi, tai iš to neseka, kad mes nei turėtum viskas dabar nebestudijuoti nieko ir nebegauti tų diplomų arba nepiešti paveikslų, visiškai neseka, kaip vėlgi traktoriaus atradimas nekaip nesustabdė
sporto ar kitų fizinių veiklų, bet tai darome ne dėl to, kad reikia jau fiziškai kažką padaryti, o dėl to, kad savo, dėl to, kad norime siekti kažkokių kitų rezultatų. Tai vat lygiai kaip išsiskiria. Fiziškai nebedirbame, bet vis tiek, kiek aš suprantu sporto pasiekimus, tai paskutiniai 100 metų yra apie ženklų rekordų gerinimą visiškai kiekvienos srityje. Visiškai ten nuo bėgimų iki fiziškos jėgos ir panašiai. Bet tik tai nebesusieta tarpusavė ir tu nebeturėjai fiziškai dirbti, tai vat lygiai taip pat išsiskiria jau dabar veikla ekonominė, kad jeigu žmogus yra protingas ir kūrybingas, tai vis tiek robotas yra kūrybingesnis, protingesnis, bet vėlgi iš to niekaip neseka, kad žmogus to neturėtų daryti, bet tai sukuria pagrindą tam, kad žmogus pagal pasirinkimą nebeprivalėtų dirbti, jeigu pats to nenori arba savo veiklą vykdyti kitur. Veda prie taip vadinamos ekonominės laisvės, kurią pailiustruosiu. 3 grafikai paėmiau. Jeigu pradėti nuo pačio kairesnio, tai matome, čia aš pakėliau Vokietijos statistiką, tai iš Europos šalių gal ryškiausia rodo tą bendrą trendą. Tai vėlgi matote 2 kreivės, viena kreivė yra į viršų ir tai yra našumas arba gerovės kūrimas vidutiniškai per valandą vieno darbuotojo. Tai kažkur tai nuo $5 per valandą vertės, per 50-60 metų tai pasiekia arti $70 per valandą. Tai labai aiškiai matome tą produktyvumo arba materialios gerovės gaminimo progresą. O šviesiai mėlyna linija žemyn tai yra darbo valandos per savaitę. Tai jeigu matome, kad prieš 50 metų reikėjo labai daug dirbti ir padaryti mažai, dabar iš esmės, aš irgi, kai tą skaidrį rašiau, tai buvau nustebęs, kad vidutinis vokietis dirba mažiau nei 30 valandų per savaitę. Tai dirbant mažiau, gerovės padaroma ženkliai daugiau. Klausimas irgi retorinis, jeigu tas kreivės tęsti toliau, vėlgi matėme, kad yra ir pagreitis, tai ar tai neveda prie to, kad iš esmės gerovės daug, o dėl tos gerovės dirbti kaip ir nereikia? Atsakymas taip veda. Ir čia yra antrasis grafikas, irgi tokia įdomi labai statistiką pakėliau. Tai yra kaip, greičiausiai esat girdėję apie tokią koncepciją nebenauja, jau apie 10 metų viešoje erdvėje diskutuojame, taip vadinamas Basic Universal Income. Europoje jau yra šalių, kur eksperimentavo su tuo, yra atskiros, sakysime, gal sritis ir ekonominės, kur modeliuoja, maketuoja, kaip tą sudaryti. Tai greičiausiai girdėjai, tai tas Basic Universal Income yra apie tai, kad tiesiog, kaip pensija mokama pensininkams, neribotai. Kiek gyvena pensininkas, tiek mokama, lygiai taip pat išplėčiama ir sakoma, žinote, ekonomika pajėgi kiekvienam piliečiui mokėti kažkokias bazinės pajamas. Bazinės. Vėlgi, tai kiekis be abejo priklauso nuo ekonomikos stiprumo, nuo instrumentų ir taip toliau, bet pats principas yra, kad tiesiog kiekvienam duodame kažkiek tai pajamų. Tas kažkiek pajamų leidžia patenkinti bazinius poreikius ir atlaisvinti žmogų nuo poreikio, kad privalai daryti kitaip, išmes iš namų, neturėsi maisto, neturėsi medicinės pagalbos ir panašiai. Ir tiesiog tas grafikas viduj, ta lentelė gal rodo, o kaip tie skaičiukai atrodo skirtingose šalise. Tai čia yra vienas iš modeliavimo, kaip galėtų skirstytis. Priminsiu, kad tai yra apie dabartinius skaičius. Šiuo metu grafikas rodo 15 metai arba šiek tiek vėliau, nes skirtingos šalės skirtingi metai paimti šiek tiek. Tai kaip pasiskirsto jau dabar surinkamos mokestinės pajamos ir gerovė ir kaip tai atrodytų ir galėtų normaliai funkcionuoti, jeigu atsirastų tos bazinės pajamos. Tai pavyzdžiui, pagal tą grafiką matome, kad pirmauja pasaulyje tokia šalis kaip Denmark, Danija. Ir jau šiandien galėtų generuoti apie $11 000 per metus kiekvienam visiškai piliečiui tų bazinių pajamų. Čia yra atrodo tas modeliavimas, kitos šalis yra, matome tą pačią Vokietiją, Ameriką, tai be abejo matome daug šalių, kur pakankamai yra turtingos. Bet vėlgi priminsiu, kad jeigu jau dabar, taip truputėlį gal pritemptai, bet drįsčiau paspekuliuoti, kad jau $11 000 per metus jau galima visiškai bazinius poreikius žmogui patenkinti. Ir kuo toliau, tuo tas pajėgumas ekonominis, jeigu bendrai žiūrėti, ženkliai didėja. Ir kad pailiustruoti, o kaip didėja, trečiasis grafikas, matote tokią plokščią tolygią liniją, čia pasaulio duomenys ir matote, čia yra
World GDP growth, kitais žodžiais, viso pasaulio bendro produkto augimas ir matome tiesiog eksponentį į viršų. Tiesiog tobulai vedančią į viršų. Ir matome, kad praktiškai tas augimas prasidėjo labai neseniai, kalbame apie 100 arba 50 metų laikotarpį paskutinį. Prieš tą laikotarpį visiškai nereikšminga, ką žmonės buvo padarę, nes tos gerovės buvo mažai. Ta gerovę sukūrėm ir eksponentė veda tiesiog į viršų. Tai vėlgi tokie instrumentai kaip dirbtinis intelektas, robotizacija, automatizacija ir panašiai iš tikrųjų veda prie to, kad dabar vienas žmogus arba 0 žmonių gali padaryti daug. Tai tiesiog čia norėjau taip skaičiukais parodyti, kad tą sukūrėme vertė, jos kiekis jau dabar jau yra pakankamas pradėti tokią koncepciją, kad tas pagreitis leidžia tikėtis, kad iš esmės einame link to. Ir man asmeniškai tik tai laiko klausimas, kai tas basic income pasidarys visiškai universalus visiems ir bus priimtas kaip modelis gal visose šalyse, nors tai užtruktų gal 10 metų, gal 50 metų, bet vėlgi klausimas ne tiek apie laiką, kiek kaip kryptį. Tai ta ekonominė laisvė veda prie labai įdomios paradigmos pakeitimų, kad jeigu kažkadaise ir šiandien pagal skaičius tą matome, dirbame pagal poreikį, nes reikia, veikla, darbas, aktyvumas gali būti pagal norą, pagal tai, kas motyvuoja, pagal tai, kas nebūtinai neša pinigus, bet neša pasitenkinimo jausmą, pasiekimus ir panašiai. Tai ekonominį pagrindą jau pradedam turėti, labai tikėtina 10 ar 20 metų nuo šiandien, bent jau mūsų pasaulio dalyje tas ekonominis pagrindas bus pakankamai stiprus. Dar gal porą tokių momentų, nes vėlgi prisimenat, minėjau, kad yra keletą tų elementų, ekonomika yra svarbu, bet tai yra tik vienas iš. Ir gal keletą tokių visiškai radikalių koncepcijų tiesiog įmetu, nes šiuo metu gal verda, sakysime, tą ir mokslinė, ir socialinė mintis apie tai, kaip reikia keisti visuomenę. Tai išryškinau keletą tokių gal įdomesnių koncepcijų, paradigmų. Tai viena iš jų yra decentralizuota visuomenė. Čia yra grafikas, kuriame yra palyginti gal tų modeliai. Tai centralizuotas modelis iki šiol galiojo, tai reiškia, kad viskas gyvenime, vėlgi, ar tai yra finansų sistema, ar tai yra darbas, vyksta vertikaliai. Kitais žodžiais, struktūros yra hierarchinės, viršų struktūra yra dideli bosai, arba vienas didelis bosas, žemiau yra mažiukai bosai, po to yra toliau. Ir visiškai kiekvienas gyvenimo sluoksnis, vėlgi nuo korporacijų iki valstybės, iki bet kokių kitų struktūrų, atrodė hierarchiškai centralizuotai. Tai yra labai, be abejo, tai efektyviau negu anarchija ir chaosas, faktas, ginčių nėra ir porą tūkstančių metų tokios struktūros kaip ir vežė visą žmoniją, ekonomiką, pasaulį. Bet nesigilinęs kodėl, nes ilgai reikėtų kalbėti, pasakysiu, kad vis dėlto ta struktūra tikrai nėra geriausiai iš įmanomų. Viena iš gal esminių rizikų įkoduotų į tokią struktūrą yra, kad neišvengiama yra galios koncentracija ypatingai aukšta kai kuriuose taškuose. Kuo į viršų, tuo koncentruojasi galia didesnė. Iš to jau čia žmogiškasis faktorius pradeda veikti, kai yra konfliktas tarp žmogaus ir savo interesų ir visuomeninių. Statistika rodo, kad labai dažnai žmogus vadovaujasi vis dėlto savo interesais. Kuo daugiau duodi galios, tuo didesnė tikimybė, kad ta galia bus panaudos ne kiekvieno atskiro individo interesui, o savo arba savo grupės mažų interesų. Taigi aš išvedžiau tą formulę, kad kuo daugiau valdžios koncentruoja vienose rankose, tuo pavojingiau, nes atsiranda nuo blogos valios iki atsitiktinumų. Ir buvo toksai labai įdomus straipsnis apie tai, kad šiuo metu Kinijai yra aukščiausia nors kada žmonijos turėta valdžios koncentracija vienose rankose. Galite taip pamatuoti, kiek galios vienas žmogus iš tikrųjų turi. Ir jeigu nedaug dieve kažkas netgi atsitiktinai atsitinka su vienu žmogum, nuo 1/6 viso pasaulio iki viso pasaulio tiesiog sugriūna. Tai įkoduota dėja į hierarchiją tokios rizikos. Ir šiuo metu yra alternatyvos skirtingose gal srityse, jos atrodo šiek tiek skirtingai, bet iš principo alternatyvos yra siekti taip vadinamas decentralizuoto modelio, kur nėra atskiros koncentracijos ne vienam elemente, kaip golograma, kiekvienas atskiras gabaliukas turi visumą,
Ir tokios technologijos kaip blockchaininės iš tikrųjų suteikia technologinį tam pagrindą. Tai visuomenė tikrai gali judėti iš to hierarchinio centralizuoto į horizontalų decentralizuotą. Vėlgi teorija, paskaičiavimai rodo, kad tai galėtų užtikrinti geresnį, efektyvesnį tiek valdymą, tiek visuomenės sandarą, bet pakeliu atsikratyti tų hierarchinių rizikų arba sisteminių tokių problemų. Vėlgi keičiant visuomenę, atskiras žmogus jaučiasi ženkliai laisviau. Taigi irgi pagal save galite pamatuoti, kur laisviau jaučiatės. Ar kolektyve su draugais, kur visi lygus, ar kolektyve, kur yra vienas bosas, kuris nurodinėja, ką sakyti. Kur laisviau jaučiasi, man atrodo, atsakymas retorinis, nereikia jį garsinti. Kalbant apie sveikatą, sveikatingumą, jo noriu pasidalinti, čia irgi yra pora grafikų. Nežinau, kiek aiškiai matosi atskiri elementai kairiajam grafike, nes matote gal mažesnę versiją. Bet kairysis žalias grafikas yra apie atskirus pasiekimus, tokie milestone'ai arba proveržiai, sveikatingumo, ilgesnio gyvenimo, angliškas terminas longevity. Dešinysis grafikas rodo vėlgi tiek mūsų gerovės augimą materialę, tiek gyvenimo trukmę. Tai irgi labai aiškiai matome, kad gyvenimo trukmė ženkliai didėja, kas yra svarbiau ne tik tai trukmė, bet ir to sveiko gyvenimo trukmė. Tai padidėja tokiu tempu. Ryškiai matome pagreitį. Netgi aš visada žiūriu tos grafikus ir kai pagalvoju, kad ten prieš porą šimtų metų vidutinė trukmė galėjo siekti 30 metų, kas šiandien mes sakome paauglys, o tada vidutinė gyvenimo trukmė visa. Ir pagalvoju, kokie šiandien yra standartai, tai natūraliai klausimas, o kas bus toliau. Tai vėlgi noriu pasidžiaugti, kad tikrai nemažai yra ir pasiekimų, ir atradimų, ir netgi ribinės teorijas teigia, kad praktiškai žmonė gali būti kažkur 20 metų nuo iš principo senėjimo tiek panaikinimo, tiek ir pasukimo atgal. Bent jau teoriškai tokių ir paskaičiavimo rezultatų, ir priemonių kaip ir yra. Taigi vėlgi panašu, kad tą dalį išsprendžiam. Ir gal toksai paskutinis blokas, kurį irgi norėjau taip gal pasidalinti. Tai jeigu mes kalbėjome apie ekonomiką, kalbėjome apie sveikatingumą, kalbėjome apie kitą visuomenės sandarą, tai šiek tiek be abejo norisi grįžti prie švietimo, nes irgi dažnai girdžiu tokią frazę, kad jau dabartinė karta, kokia išaugo, tokia išaugo, sunku kažką keisti, bet turime šansų kažką pakeisti ateinančiai kartai. Tai va tikrai išrinkau gal keletą momentų, kurie mano galvoje yra ypatingai svarbus, įvertinant tą aplinkybę, kad diplomas, protas, žinių turėjimas, kūrybiškumas, ateities ekonomikai mažai ką duoda visuomeniai. Daug duoda individui dėl savęs, bet mažai ką duoda visuomeniai ir gal netgi poreikio tokio nėra, lygiai kaip dabar. Jeigu traktorius puikiai padaro mano darbą, klausimas, ar aš turėčiau tikrai visą dieną treniruotis, kad būti fiziškai stipriam. Tai pirma gal tokia paradigmos pakeitimo eilutė yra apie tai, kad vietoj mokslo ateina metamokslas. Paaiškinsiu, mokslas yra apie žinias, apie formulių prisiminimą, apie įvykių žinojimą, apie tiesiog tą žinių turėjimą. Dabar metamokslas yra pasikelia šiek tiek viršui ir tai yra apie tai, o kaip aš suprantu tą, ką aš išmokau ir žinau. Irgi retorinis klausimas, tarkime, duoti pilną pasaulio enciklopediją neandertaliečiai ir pasakyti, va, yra žinių rinkinys apie viską. Retorinis klausimas, ar jisai nors ką supras ir juolab panaudos. Kaip ir išmintis yra, žinios yra, viskas yra, o suvokti, suprasti nei konstruktų, nei modelių vidui nėra. Lygiai taip pat, kai tu nežinant kalbos, tu negali perskaityti jokio kūrinio. Tai pradžiai prieš suprantant, apie ką yra romanas ar kitas kūrinys, pradžiai turėtume išmokti, ką reiškia žodžiai, kaip jie jungiasi, kokią prasmę perduoda ir panašiai. Tai va tokio analogijai, sakysime, knygos turinys tai būtų mokslas. Žodžių žinojimas yra metamokslas, nes jisai leidžia iš tikrųjų sukurti konstruktus, kurių pagalba jau tada tu suvoki tą patį mokslą. Ir lygiai taip pat daug kas sako, viskas žinių nebereikia, nes kompas viską žino, bet iš to neseka, kad žmogus
gali kalbėtis netgi su to dirbtiniu intelektu, jeigu nesupranta apie ką ir kaip. Čia irgi tokia gal pailiustruosiu įdomų faktą, madingiausia gal profesija 23 metų naujai atrasta, kurios nebuvo dar 22, angliškai kalba promptų rašytojas. Promptas tai yra žodinis įvadas ar komanda dirbtiniam intelektui kažką sukurti. Jo, atrodytų, pavyzdžiui, kaip iliustruosiu, yra dirbtiniai intelektai, kurie piešia paveiksliukus ir bet koks žmogus šiaip gali ten pasakyti, noriu kačiuko, šuniuko, nupiešk ir nupieš, bet jeigu tu nori nors kiek plačiau pasakyti, noriu šuniuko Picasso stiliuje, jau reikia suprasti vaizdą, meną, sritis, šakas, spalvas ir visa kita. Taip, kompas nupieš, bet jau paprašyti, kad jisai nupieštų tai, ką nori, jau reikia, kad tu pats suprastum apie ką ir tai yra tas metamokslas. Tai grįžtant prie tos profesijos linksmos, promptų rašytojas, tai atsirado žmonės, kurie moka rašyti tos sakinius, instrukcijas, įsakymus, komandas dirbtiniam intelektui, tai pakalba su žmogum, žmogus sako, noriu ten kažką tokio, išgrynina, sako, tai tu nori ten modernesnio ar konservatyvesnio, tu nori šito ar šito, tai bando iš vienos pusės suprasti, ką nori žmogus, iš kitos pusės transliuoti tą supratimą į aiškę, pilną, tikslę komandą dirbtiniam intelektui ir parašyti tą, taip vadinamą prompt. Prompt tai būtent yra ta žodžių seka, kurią nusiunti dirbtiniam intelektui, kurią reaguoja. Tai lygiai kaip ir paveiksliukai pasirodo visur. Noriu, kad dirbtinis intelektas apdorotų žinias, o ką, kaip pateikti, kokiu pavidalu, reikia parašyti detalų promptą. Čia žurnalistai dažnai juokauja, sako, kokį ir kaip klausimą užduosi, tai tokį atsakymą turėsi. Tai svarbiau gal mokėti užduoti klausimą, negu žinoti atsakymą. Tai tas klausimų mokėjimas, o ką užduoti, kaip yra metamokslas. Antras dalykas yra apie žinių panaudojimą vietoj jų turėjimo. Nes labai daug švietimo sistemų iš tikrųjų, ir tai yra vienas iš gal tokių pagrindinių esminių pretenzijų kai kuriuom sistemom, yra, kad yra tiesiog kalama informacija, enciklopedinė, kas, kada, kaip, kelintais metais ir taip toliau, tikrinamos žinias testo pagalba, 2+2 lygų A4, B5, C6, pažymi 6, neužskaitom ir taip toliau. Tai tas žinių kalimas visiškai nereiškia, kad žmogus supranta ir moka jau apnaudotis. Tai irgi gal porą tokių gal psichologinių momentų paminėsiu, kad netgi atsiradęs neseniai tai vadinamas vaikų testas mąstymo ir naudojimo, kai duoda vaikams skirtingų objektų, paaiškina, kas jie. Sako, čia yra plyta, jinai sunki, čia yra klijai, jie lipdo, čia yra ruletė, ją matuojame ir panašiai. Ir tada palieka ir matuoja, o kaip vaikai panaudoja tuos dalykus. Nes vienas pažiūri, padeda plytą, pačiupinėja ruletę ir padeda į šoną. Kitas sako, kai čia plyta, prie jos galima priklijuoti ten kažkokią tai mediuklį, ir gaunasi daiktas. Čia labai skirtumas, tu gali žinoti, turėti instrumentus, žinoti, bet nekaip nemokėti naudotis. Ir dar vėl tokia psichologinė pusiau neduota, pusiau tikrovė yra apie tai, kaip psichologai paaiškina insightą. Insightą tai yra tas suvokimo, supratimo momentas. Jie sako, žinote, jeigu beždžionė mato atskirai bananą, medis ir aukštai, atskirai pagalį, tai sukasi 3 mintis. Bananas aukštai nepasiekiu, pagalys. Bananas aukštai, medis nepasiekiu, pagalys. Ir tada kažkada įjungiamas tas jungiklis ir paima beždžionė pagalį ir sako, galiu pasiekti, numušu. Tai tas momentas, kai tu suvoki, susijungia tą skirtingą informaciją į kažkokią prasme, vadinamas psichologiškai insightas, ir tai yra apie tai, kad nebejau žinai, o supranti, kaip su to naudotis. Tai antroji paradigma iš tikrųjų yra apie tai, kad išeini iš to, kad jau kaupti žinių nėra poreikio. Kalti tas datas, informaciją, tiesiog nėra prasmės, vis tiek kompas greitesnis, galingesnis, daugiau žino, tiksliau žino. Bet mokėti tą suprasti ir į kažką naudingo paversti, jau čia yra apie panaudojimą, apie turėjimą, ir čia yra dėja tas įgūdis, kur labai nedažnai yra lavinamas. Gal trečiasis požymis yra apie tai, kad mokyklos švietimas, universitetai vėlgi ruošia žinių amžiaus žmogų.
suteikia daug informacijos, išmokina kaip naudotis, duoda diplomą, kad tu galėtum dirbti profesiją ir taip toliau, taip toliau. Išaugina žinių amžiaus žmogų. Ir daug kas sako, žinote, o mes pamirštame, kad žmogus nėra apie žinias. Tai yra apie charakterio savybės, tokias kaip fokusas, disciplina, vertybės, sveikas gyvenimas, supratimas, vėlgi, kad sveikatingumas yra svarbu ir panašiai. Tai kalbame apie žmogų ir charakterį, apie discipliną ir panašias materijas, o ne tik apie žinias ir šiaip, jeigu taip įsimašius, jeigu tikrai pažiūrėti į žmogų ir pasakyti, o kuo vienas žmogus yra tikrai vertas ir vertingesnis, tai atsakymas tik tai, jeigu matuoti žiniom, tai yra labai ribota, nes yra labai daug tų žmogiškųjų savybių kitų, kur nebūtinai žinios ir apie kuriuos tiesiog ignoruojama, jų nėra. Ir nemažai yra nuomonių, kurios sako, kad gal, jeigu dabar jau nebeprivalome kalti ir nebeprivalome tų visų lentelių, kotangensų ir visų kitų žinoti, gal pats laikas grįžti ir pabandyti įvertinti vis dėlto, ką darome, kaip darome ir švietimo sistemą orientuoti į žmogaus būtent ugdymą, į charakterį, į savybės, į vertybės, o ne tiesiog žinias kalti. Nu ir tas paskutinis momentas man asmeniškai ypatingai imponuoja, kad jeigu siekti, sakysime, visuomenės harmoniškos gyvenimo, kurį dažnai šiuo metu pagrįsta kontrolė, aš nemetu popieriuko į gatvę Singapūre, nes bijau, kad fiziškai mane nubaus 1000 eurų bauda. Aš nedarau kažko, nes esu kontroliuojamas. Tai šiuo metu visuomenės valdymo modelis yra kontrolė. Jeigu padarysi blogai, ar išvengiamai, ar neišvengiamai, bet ateina kontrolės elementai. Esu girdėjęs nemažai filosofų sakančių, kad vertybė sistema, kai žmogus nedaro ar daro kažką ne dėl to, kad kontroliuojamas, o dėl to, kad nuoširdžiai tiki ir tikrai yra priėmęs ir gyvena pagal tam tikras vertybės, leidžia žmonėms ženkliai geriau gyventi, ženkliai geriau gyventi. Tai čia vėlgi kaip mikrolygmenį man labai žavi, kai nuvažiuoji, pavyzdžiui, ten kokią šveicarišką miestelį mažą. Ir supranti, va, tam mažam jaukiam miestelė, kaip žmonės neužsidaro durų ir niekas nevogia. Bet ne dėl to, kad bijo, kad ateis policininkas ir suras ir pasodins kalėjimą. Ne, nes tiesiog tokia vertybė sistema. Jeigu vėlgi pažiūrėsime, kaip susiklosto harmoniškas gyvenimas ten nuo šeimos iki mikrokolektyvo, iki va tokių miestelių, tai suprasime, kad nu tikrai nedarome ten kažko ar darome kažko, nes ten nepadėsime sergančiam šeimos nariui ir kažkas mus nubaus. Nu absurdas. Jo, tai aš tiesiog noriu pailiustruoti, kad tos vertybės, pagal kurias gyvename, yra labai žmogiška savybė ir mikrolygmenyse kaip šeima, kaip kolektyvas, kaip gal mažos bendruomenės tikrai savo elgseną, savo gyvenimą organizuoja ne pagal įstatymus, taisyklės ir priežiūrą ir kontrolę, o pagal būtent tą vertybių sistemą. Tai va tos sistemos perkeliamas gal aukščiau tikrai veda prie laimingesnio, geresnio gyvenimo. Pabandysime dabar jau padiskutuoti. Dalius klausia, o kas išlošia iš to, kad sumažėja rinkos dalyvių, tai yra bazinių pajamų suteikimas realiai šalina individą iš rinkos? Klaustukas, vėlgi, čia dabar retorinis klausimas, nes jo, tai yra greičiausiai dažniausias komentaras. Jeigu nors koks, aš ne tik tai apie dirbti, ne apie bet kokią technologiją kalbėsiu, bet koks pasiekimas panaikina darbo vietą. Ar tai geras ar blogas? Tai aš atsakau, žiūrėkit, ar yra nors vienas šiuo metu policininkas, kuris skundžiasi, kad šviesoforai atėmė iš jų darbo vietas. Įsivaizduokim, kiekvieną sankryžą, po vieną policininką kiekvienoje sankryžoje, įsivaizduojame, kad Vilniui reikėtų keletą šimtų policininkų, o dabar neturim ne vieno. Tai taip, išmetėm iš sankryžų policininkus, panaikinom 200 darbo vietų, labai sumažinom, čia ne visai gal rinkos dalyvių, bet darbuotojų kiekį, bet spėju, kad apie tai klausimą. Sumažinom. Ar iš to seka, kad tie 200 žmonių, kurie potencialiai reguliuotų sankryžas, sėdi nosį krapšto? Nekaip neseka. Iš to seka, kad tie 200 žmonių dabar turi pasirinkimą daryti kažką gal svarbesnio. Vėlgi aš laikau, kad ir sankryžų reguliacija yra labai svarbu. Bet jeigu čia automatizuota 100% šiaip veikia patikimiau negu žmogus, tai gal mes vis dėlto darysime kažką
įdomesnio, svarbesnio, kūrybiškesnio negu šviesoforai. Tai va ta dinamika, kad taip iš vienos pusės tiek dirbtinis intelektas, vėlgi, kuris uždirbs pakankamai, kad neprivalėtų dirbti žmonės, tiek elektra, tiek kompiuteriai, tiek bet kokia kita technologija, mažina poreikį, tuo pačiu didina galimybės, Ir man, sakysime, asmeniškai bendra išvada yra labai paprasta, kad visumoj be abejo einame tik tai į priekį ir tai yra gėris, man asmeniškai nuomonė. Ir tos nuomonės, kad atima darbo vietas, man neskamba įtikinami, man labiau norisi sakyti, atlaisvina nuo to, ką jau nebeprivalome patys daryti ir galime daryti tai, ką norime, ką galime. Tik tai šį kartą mes jau kalbame ne apie tai, kad, dariau ten mažai vertės sukuriančio darbo, tai grubiai mano ten stovėjimas sankryžoj $1 per dieną vertės nešė, dabar galiu vertingesnį darbą daryti, tai kažką, kas neša gal vertės ten $100 per dieną, bet dabar sakome, žinote, o aš šiaip galiu pasirinkti, jeigu noriu dirbti, ne pagal dolerius, o pagal tai, ko noriu, ko motyvuotas, ką jaučiuosi svarbu, ar tai būtų socialinė veikla, ar tai būtų vėlgi tas pats sportas atsiduoti ir panašiai. Tai va tas atskirimas, manau, kad didina bendrą gerovės kiekį, B, vėlgi, niekas nedraudžia grįžti ir daryti tą patį. Jo, jeigu ten kompas uždirba ten, ar dirbtinis intelektas uždirba $50 ten rašydamas straipsnį, bet tu pats kaip žmogus sakai, nenoriu, vis dėlto aš parašysiu. Ir irgi tos pačius 50 gausiu, tai fine, vėlgi, niekas netrukdo grįžti prie to pačio. Tik tai klausimas, ar to reikia, retorinis. Aleksandras klausė, Vokietijoje tikrai dirba ne 26 valandas per savaitę. Įdomu, kokie duomenys yra vertinami. Vėlgi, rekomenduočiau pažiūrėti, nurodyti visur šaltinį prie visų lentelių. Tai man kėlė nustebimas irgi to skaičiaus. Aš tai savo tai paaiškinu, kad jeigu žiūrėsim vidutinę darbo vietą, tai greičiausiai paimsim ten kompaniją, korporaciją, iš to neseka, kad jie sako, viskas nuo pirmadienio iki trečiadienio dirbame ir tiek. Bet jeigu dalis kompanijų dirba pilną darbo savaitę 40, iš to seka, kad yra daug freelancerių, šiaip nedirbančių žmonių, iš kapitalo gyvenančių ar kitaip. Tai jeigu pasvėros per visą visuomenę, vis dėlto, man atrodo, jau įtikinamai, nes iš to neseka, kad kiekviena kompanija taiko ten 26 valandų darbo savaitę. Ne, tos jau, kur taiko, tai turi pilną darbo dieną. Bet pasversime freelancerius, pasversime nedirbančius, pasversime iš tų, kurie tiesiog lankščiai žiūri. Tai visumoje aš pilnai patikėčiau, bet vėlgi tai yra oficiali statistika, šaltiniai nurodyti, tikrai galima netgi paguglinti, va tokie šiuo metu skaičiai yra. Jonas teiraujasi. Kaip matuojama laimė? Ar yra objektyvių laimės kiekio pamatavimo kriterijų? Šiaip per 10 metų ženkliai pagerėjo gal matavimo tikslumas. Čia pora yra netgi komiškų situacijų, kad kai pradžiai buvo iš principo pradėta domėtis tą sritim, tai vienintelis instrumentas, kuris tuo metu prieinamas buvo, tai tiesiog apklausa, paima statistically representative, tai yra imti statistiškai ir pakankamą, ir reprezentatyvę, dvi savybės, kur keliamos bet kokiam statistiniam eksperimentui, apklausa, kaip tu jautiesi, atsakymus surašo pagal tai, ir dinamiką rašo, ir šalis palygina ir panašiai. Ir susidūrė su tokiu labai įdomu aspektu, vėliau išsprendė, bet kadangi buvo linksmas, tai pasidalinsiu. Tai būtent Skandinavijos šalyse pastebėjo, kad kai apklausą daro saulėtą dieną, rezultatai ženkliai geresni negu, pavyzdžiui, kai lyja. Atrodytų klausimas ne apie kaip šią sekundę jautiesi, o šiaip gyvenime esi ar nesi laimingas, atrodytų. Tai atrodytų tam atsakymu, neturėtų turėti reikšmės šią sekundę už lango lyja ar saulė, o pasirodo, kad žmogus nepajėgus atskirti čia ir dabar nuo apskritai. Saulė šviečia, ženkliai daugiau sako apskritai, visą gyvenimą jaučiuosi laimingas. Lietus lyja, ženkliai mažiau, tą patį sako. Tai čia yra toksai epizodas, bet vėlgi lieka instrumentas apklausa, nes vėlgi kol kas nėra termometro, kuri yra netiesioginė labai daug tokių pagalbinių rodiklių, pavyzdžiui, ten tų pačių depresantų kiekis, kuris matėme labai ryškiai per COVID-ą. Antidepresantų pardavimas ženkliai į viršų yra, jau nesinori tų tamsių materijų liesti, bet ir savižudybių kiekis 1000 gyventojų ir panašiai. Yra labai netiesioginiai rodiklių, kurie tik tai papildo, gal sudaro tą tikslesnį paveikslą, kas vyksta, dėl ko vyksta. Pagrindiniu instrumentu lieka būtent apklausa, pakankama imtis, reprezentatyvi imtis. Justina klausė,
Kaip įmoniai žmogui prisitaikyti ar net ruoštis dirbtinio intelekto vystymuisi, nes dirbtinis intelektas gebėtų pakeisti žmogiškuosius resursus, pavyzdžiui, pakeistų IT žmogų? Puikus klausimas, manau, kad pagristas laiku, turiu omeny, kad jo būtent šiais metais kiekvienos profesijos atstovas privalėtų tokį klausimą kelti. Tai gal keletą tokių trendų panašu, kur juda. Nes priminsiu, kad taip garsiai ir šiaip apie dirbtinį intelektą masiškai kalbame tik tai šiais metais. Sunku patikėti, kad daugiau negu prieš metus tiesiog to nebuvo tokio masiško. Bet yra tokie trendai. Tai pirmas trendas yra šiaip, kad dirbtinio intelekto instrumentų visuma, turime pagalbiniai instrumentai, nuo tokių kaip ChatGPT iki kūrybinių, iki vėlgi gali ir video, ir audio, ir kurti, jie ženkliai padidina kiekvieno atskiro individo, bet kurioje profesijai našumą. Tai jeigu kalbėjome, kad prieš 20 metų Excelis, PowerPointas, Word, visiems pažįstami greičiausia instrumentai buvo naujovė, šiais laikais man sunku įsivaizduoti bet kokios profesijos žmogų, kuris nežino, kaip spausdinti tekstą Word'e, kaip skaičiukus skaičiuoti Excel'e ar naudoti PowerPoint, man sunku įsivaizduoti. Tai lygiai taip pat galime taip drąsiai teikti, kad už 5 metų, už 10 metų žmogus nemokantis daryti teisinę analizę, daryti grafinius dizainus, kurti tekstus, redaguoti tekstus, analizuoti, ruošti duomenis ir taip toliau, pasitelkęs tų dirbtinio intelekto instrumentų, kad jisai tiesiog netitinka rinkos realijų, kaip šiandien žmogus nežinantis Word'o. Tai saugi prielaida, kad bet kokioje profesijai įvaldyti tuos instrumentus tikrai reikės. Kas anksčiau tą padarys, be abejo turės ženklų pranašumą prie tos, kurie to nedaro. Iš to irgi automatiškai seka, kad našumas atskiro individo padidėja ženkliai. Esu matęs skirtingą statistiką, pavyzdžiui, klausimas buvo apie IT, tai čia yra tikrieji duomenys, 23 metų duomenys Microsoft'o paskelbti, kad vidutiniškai jie yra įvedę taip vadinamą dirbtinio intelektą programuotojo pagalbininką pavadinimu Microsoft Copilot GitHub. Asmeniškai naudoju, tą galiu paantrinti kaip vartotojas. Tai jie sako, kad programisto našumas padidėjo apie 6 kartus. Kitais žodžiais, iš vidutinio programisto 15% pastangos lieka rašant bet kokios srities sudėtingumo kodą. Tai vėlgi, jeigu padidina, už tave likusią dalį jau rašo dirbtinis intelektas, tai našumas programuotojų vidutiniškai padidėja apie 5-6 kartus. Ta tikrai galiu patvirtinti. Bet irgi iš to seka dar viena išvada, kad be abejo ne tik tai programuotojas tą supranta, bet ir darbdavys tą supranta. Tai irgi teko skaityti kaip tik prieš porą savaičių tokį įdomų tyrimą, kad darbdavio lūkesčiai, priklausomai nuo profesijos šiek tiek skiriasi, bet darbdavio lūkesčiai darbuotojo našumui Amerikoje yra tokie, kad laukiama, kad per 24 metus panaudoja tuos instrumentus, našumas padidės 2, 3, 4, 5, 6, 7 kartų. Labai priklauso nuo srities, be abejo mažiausia tarp kitko ironija paliestos fiziško darbo srities. Tai paspekuliuosiu, kad valytojai ChatGPT nelabai padės dvigubai daugiau ar dvigubai geriau valyti, bet kalbant apie tokias profesijas kaip programuotojas, dizaineris, tekstų rašytojas ir panašiai, ten atvirkščiai, ten kartais ir 100 kartų gali padidinti našumą. Tai trendas toks, atsiranda instrumentai, tampa tokie pat universalūs kaip Word, Excel ir panašiai, kad iš vienos pusės ženkliai padidina individo našumą, iš kitos pusės ir lūkestis tam darbuotojui ženkliai padidėja, kurie įvaldo instrumentus, nesakau, kad lieka, bet tampa ženkliai pranašesni, bet labai daug iš principo, nesakysiu darbo vietos, sakysiu veiklos atkrenta, nes vėlgi, jeigu mokame automatizuoti sankryžas per šviesoforus, retorinis klausimas, ar privalome vis dėlto išlaikyti 200 policininkų, ne, greičiausiai perkeliami ar kompanijos viduje, ar kitos kompanijas, arba šiaip žmonės išeina ir kūrė kažką kito. Tai toks trendas faktas, kad yra ir kas padeda naviguoti, tokioje realybėje pasikeitime, tai išvada labai paprasta. Kuo anksčiau domėtis, kuo anksčiau įvaldyti ir pasistengti būti tarp tų, kurie kuo greičiau įvaldo ir turi ir išgauna tą našumą, nes gera žinia, kad tie, kurie moka ten ženkliai padidinti našumą, vėliau anksčiau atsiranda ir kompensacija už tą našumą. Tai jeigu sukuriu daugiau vertės,
tai daugiau ir gaunu už tai. Tai tikrai labai stipri koreliacija čia. Dalius teiraujasi, o kas bus tie, kurie treniruos dirbtinį intelektą, jei nebus tų, kurie bus verčiami kalti kabutėse tam tikros srities duomenis? Jo, čia kilo klausimas iš to, kad atsiradus tokiem instrumentai kaip ChatGPT ar panašus, atsirado labai daug žinių, o kaip treniruojami. Buvo netgi toksai, nesakysiu skandalai, bet tokios pretenzijos, kad tas pats ChatGPT įdarbino tūkstančius darbuotojų tokiose šalyse kaip neturtingos Afrikos šalis ir panašiai, mokėdavo ten centus už tai, kad treniruotų tą intelektą ir panašiai. Tai tas moralinis aspektas, kad išmokinami, panaudojami kitų, jisai buvo aptariamas, tai spėjau iš to kilęs, čia šiek tiek darau tą prielaidą. Manau, kad ateityje neturėtų kilti tokie klausimai, nes aš nematau labai didelio skirtumo, ar universitetai ruošia žmonės. Lygiai taip pat paima krūvą informacijos, apmokina, stengiasi, ar ženkliai efektyvesnės priemonės, gal automatizuoti universitetai robotams, gal simuliatoriai robotams ir panašiai, mokina robotus. Tai esmės kaip nematau. Vėlgi informacija, kuria pagrįsta tiek žmogaus veiksmai, tiek roboto ar dirbtinio intelekto, yra ta pati. Vėlgi mes gyvename vienam pasaulyje, ne kažkokiam kitokiam, matuojame tos pačius reiškinius, tą pačią informaciją ir žinome, ir kūrėme ir panašiai. Tai man asmeniškai jau laikinai gal atsiranda kažkokie, tokios trinties, pavyzdžiui, bemokinant buvo nutekinta slapta informacija. Arba irgi dažnas klausimas iki šiol neatsakytas, jeigu mokinant dirbtinį intelektą piešti, buvo panaudoti žurnalisto ar dailininko paveiksliukai. Iš vienos pusės tie piešiniai kaip ir nepažeidžia teisių, nes jie kitokie, iš kitos pusės stilius yra panašus. Ar turėtum tas paveiksliukas mokėti autorinius atlyginimus tam dailininkui, pagal kurio kūrinius buvo išmokintas dirbtinis intelektas? Taigi tokių klausimų pakeliu be abejo labai daug kyla. Atsakymas nėra akivaizdus, nes vėlgi tos autorinės teisės pasakysiu, kad tada mums reikėtų žinoti, ar dirbantis žmogus, kuris naudoja pagal apibrėžimą savo darbę tą informaciją, kurią gavo iš prieš tai buvusio darbdavio arba universiteto, ar tada turėtų mokėti ten kažkokį centuką buvusiam darbui, nes išmokom jo darbo vietoje kažką tai ir dar centuką universitetui, nes ten mane išmokino, tai atsiranda tikrai daug tokių neišsprendžiamų klausimų. Vėl visą tai susiję, o kaip mes mokiname, iš kokių duomenų, pagal kai kam priklauso teisės į tą apmokytą dirbtinį intelektą ir panašiai, belekiek klausimų kyla. Tai va, bet mano žiniom, tai viskas po truputėlį civilizuojama, išsprendžiama. Esu netgi matęs įstatymų projektus, kur netgi, jeigu panaudotas autoriaus darbas, tai nustato ribą, kada reikia, kada nereikia mokėti ir panašiai. Tai tiesiog tos sveiko augimo problemas, kaip vadinu. Taigi asmeniškai ten kažkokių didesnių ar esminių egzistencinių problemų visiškai nematau. Bet faktas, kad kai susidurim su kažko nauju, tai privalome labai daug aspektų išspręsti, nuspręsti. Kartais labai tokių neakivaizdžių. Jolanta domisi, o kaip bus su žmogiškosiomis ydomis, gobšumu, noru viską turėti ir panašiai? Niekur nedings, nieko nepakeis, bet čia norėčiau vėl grįžti prie Maslovo piramidės, kuris sako, kad nepaisant to, kad žmogus šiaip iš prigimties nori daug ir visko, bet vis dėlto yra mažėjanti nauda nuo kiekvieno papildomo materialumo vieneto. Tai jeigu bazinė piramidė prasideda nuo bazinių poreikių ir tos materialumo, fiziškos gerovės, fiziškų daiktų, tai kuo daugiau žmogus jo gauna, tuo mažiau pradeda jam tai rūpėti, bent jau santykinai. Tuo labiau atsiveria aukštesnės materijos, kaip vėlgi estetika, menas ir panašiai. Ta įrodo Maslovo piramidė. Yra nemažai duomenų, tarp kitko buvo diskutuojama viešai, tikrai nemažai ir tyrimų apie tai, kaip atlyginimas atskiro individo koreliuoja su individo laimės pojūčiu ir savijauta. Ir buvo atrasta, sakysime, labai paprastas, bet visur pasikartojantis dėsnis, kad atlyginimas iki tam tikro lygio, prieš keletą metų Skandinavija buvo pažymėtas lygis apie 3000 eurų per mėnesį, iki tam tikro lygio žmogus labai jautriai reaguoja į papildomą dolerį ar eurą, kitais žodžiais labai džiaugiasi naujų dolerių, tai skirtumas tarkim pajamų 1000 yra esminis, bet po tam tikro lygio praktiškai yra tiesioginė linija, ta prasme ar 4, ar 5, ar 50 jau labai mažai keičia. Natūraliai žmogus siekia emocinės gerovės ir jeigu vis sekantis Lamborghinis neša praktiškai nulinę naudą,
tada žmogus linkęs investuoti į aukštesnės materijas, pradeda domėtis menu, sukuria kultūrą ir panašiai. Vėlgi tai tiesiogiai seka iš filosofinių ir psichologinių modelių, B tai yra tiesiogiai pamatuota tokiais tyrimais, kaip koreliuoja, tarkim, pajamos, atlyginimas. Tai iš to aš taip padarau išvadą, kad tą galima greičiausia taikyti ir tokių stambesnių mastų. Ir nebe žmogus, o, pavyzdžiui, šalis pasiekusi tą lygį, kaip, pavyzdžiui, nebeprivalo dirbti PVZ, pasakysiu, kad jau šiaip yra tokių šalių, tai tada tas pastangas savo veiksmą, veiklą, aktyvumą nukreips į kažką, kas yra tiesiog kitos materijos, PVZ. Vėlgi žmogiškumas, vertybės ir panašiai. Evaldas norėtų sužinoti nuomonę, ką manote apie artėjančią demografinę krizę, kai darbingo amžiaus žmogus po 15 metų turės išlaikyti 2 kartus daugiau žmonių negu šiuo metu ir kai gimstamumas yra mažesnis. Čia palėtė irgi tokią dažną problemą, tai gal porą komentarų. Šita bėda konkrečiai yra dalinai dėl demografinių krypčių, ilgesnės gyvenimo trukmės, dalinai, aš čia labai nenoriu liesti aukštos politikos, dalinai dėl to, kad dabartinė finansų sistema, o pensija, viešoji sveikata ir panašiai pririšti prie viešosios, tos valdžios sukurtos finansų sistemos yra netvarios, nesąžiningos, neefektyvios. Namų darbas, jeigu kam įdomu pasidomėti, ko nesakoma ir nerašoma viešai, o kas per paskutinius 3 metus atsitiko su viešai valdomais pensiniais fondais, paimti kalkuliatorių, paskaičiuoti, kiek per gyvenimą savo atlyginimo atiduodu ir kiek gaunu, nustebsite. Nenoriu čia dabar spekuliuoti daug ir tęsti, bet noriu pasakyti, kad ta finansinė, sakysime, sistema, kuri šiuo metu ir Lietuvoje, ir Europoje, ir Amerikoje nelabai daug skiriasi naudojama, jinai neorientuota į naudos gavimą atskirom individui. Pirmasis, sakysime, šaltinis, kurį įkiša ranką valdžios per krizę, yra būtent ateities penziniai fondai ir panašiai. Tai čia atskira bėda. Čia nieko bendro neturi, kad gyvename ilgiau ar ten dirbame trumpiau. Nieko. Čia finansų sistema, neakivaizdi, atskiras individas, retai matuoja, skaičiuoja ir dėl to praranda ir situacija blogėja. Atskirai. Vėlgi, modeliavimai, čia, tarp kitko, irgi YouTube greičiausiai pasirodys įrašas, modeliavau, kaip žmogus gali savarankiškai, tiesiog, tarkime, dirbti, dalį atlyginimų investuoti ir kaip atrodytų finansinis modeliavimas. Tai tiesiog praleidęs visą matematiką paminėsiu, kad, pavyzdžiui, labai drąsiai gali išeiti, kad jeigu aš atidedu ir savarankiškai, be jokių ten fondų, valstybių, savarankiškai, labai primityviais instrumentais prieinamas kiekvienam žmogui investuoju, atidedu, pavyzdžiui, 20% atlyginimo, tai galiu pensiją išeiti, kitais žodžiai susilygina pajamos iš kapitalo su pajamom iš darbo jau ties 40 metų. Ir jeigu atidu trečdalį, tai dar greičiau. Tai tokie, sakysime, paprasta, kaip sakoma, ant piršto matematika rodo, kad šiaip normalus dirbantis šiais laikais žmogus, kuris vienai per kitaip sugeba bent jau 1/5 investuoti ateičiai, visiškai pajėgus, visiškai atsikratyti, nepriklausyti nuo tų pensijų sistemų ir viso kito. Tai čia viena medalo pusė - banalus tvarkymas finansų. Kita medalo pusė vis dėlto, netgi nepaisant tuo, sakyčiau, kad tendencijos šiuo metu yra tokios, kad kapitalo sukūrimas kiekis ir greitis veda prie, jis ženkliai lengia, tas augimas ženkliai lengia gyvenimo trukmės kitus rodiklius, tai vėlgi veda prie to, kad ekonominio pagrindo pasirūpinti, vėlgi, ar tai būtų basic income, ar tai būtų išplėsta pensija, ar kažkas ten vėl, atsiranda ekonominio pagrindo ženkliai daugiau, bet, jeigu sukūrėm vertės daugiau, iš to niekaip neseka, kad ta vertė tolygiai matome visi, niekaip neseka. Tai šiaip jeigu pažiūrėti kai kurios rodiklius, rodo visiškai atvirkščiai, sako, vertės sukūrėm daugiau, bet koncentracija vertės ženkliai didėja, tai vidutinis atstovas nemato tos vertės prieaugio, atvirkščiai kai kuriuose atvejais mato vis mažiau ir mažiau vertės. Bet čia jau problema ne sukūrimo vertės, o paskirstimo, ekonominių realijų ir taip toliau. Tai čia prasideda jau tikrai tamsus miškas, kurį tikrai svarbu, bet ne šios prezentacijos kontekste. Ernesta domina, ar visgi sulaukite atsakymo į dažnai jūsų užduodamą klausimą, ar Lietuvai buvo naudingas euro įvedimas?
Dažnai tą kvestionuoju, tarp kitko, šiandien ryte, pagal pavardžių neminėsiu, bet vėl buvau uždavęs tą klausimą, ar kažkas Lietuvoje tą galėtų pamatuoti. Iš pirmo žvilgsnio, tiesiog paskaitai viešos duomenys, atrodo nebuvo naudingas, ypač paskutiniai 3 metai, kai Europą finansavo COVID per eurospausdinimą. Lietuva iš pirmo žvilgsnio, vėlgi pamatavus indėlius, jų nuvertėjimą, grynųjų pinigų apyvartą, grynųjų pinigų nuvertėjimą, subsidijas, kurias viešai bent jau rodoma, gavome iš Europos paskolos formą ir panašiai, tai va tos skaičius sudėjus, iš pirmo žvilgsnio gavosi didelis minusas, bet mano žiniom neatliktas tyrimas, niekas taip kruopščiai nematavo, daug duomenų nėra viešai prieinamų. Tai jeigu kažkas iš tikrųjų atliktų tą darbą, man pačiam būtų labai įdomu sužinoti, nes nerima tikrai kelia, kad gali būti labai neigiamai. Dar kartą dėkingas už galimybę pakalbėti ir ačiū. Šią dieną tiek.